Ūgiu nepasižymiu, tai palepėjau aukščiau. Tai man. Ačiū visiems, kad atėjote. Aišku viskas, kad šiandien atėjo Bučienės vaikai. Visi vaikai. Pažįstami, nepažįstami, bet sakykime taip. Žiūrėjau vakar į knygą, kurią parašė Adomaitytė apie konservatoriją. Ir žiūriu, kad suprantat, 5 kursai. Su 5 kursais Irena dirbo. Taip, kad mes esame visi jos vaikai. Ir dabar noriu pristatyti labai įdomų žmogų, Darių Gudelį, kuris paruošė mums labai gražių dalykų apie Ireną. Sveiki, gerbėjai susirinkusiai. Priežastis, dėl ko esu pakviestas dalyvauti šitame vakare ir pasakyti prakalbą, yra ta, kad 2017 metais esu parengęs dokumentinę apybraižą, kurią pavadinau režisierė Irena Bučienė mozaikinis portretas. Na, šią dokumentinę apybraižą rengiau kartu su jos vyru rašytoju Algimantu Bučiu, teatrologu Juliumi Lozoraičiu. Ir buvo rengta knyga ilgus 2 metus, nuo 15 metų iki 17 pabaigos. Tuo metu dar dirbau Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, taip vadinamoji parodų rengimo darbo grupiai, ryšių su visuomenės skyriuje. Na ir truputėlį apie tos įdomią knygos atsiradimo istoriją norėčiau papasakoti, kadangi jinai buvo tikrai įdomi, spalvinga tokia, gan netikėta man pačiam. Kadangi nuo 10 metų iki 18 metų aš dirbau, kaip minėjau, minėtųjų Mažvydo bibliotekoje, kartu su kitais parodystais atsakingais už parodų renginių organizavimą. Na, kaip kiekvienais metais mes nusimatydavome metų gale, kokias asmenybės, įvykius ateinančiais metais įtrauksim į minėtinų datų sąrašą, tai pagerbiant virtualiom parodom, stacionariom, kilnojom parodom, kurios ilgą laiką išlikdavo ir buvo labai lankomos, sulaukdavo labai daug peržiūrų, atsiliepimų. Ir ši paroda mano pasiūlyta 13 metų darbo grupėje, būtent Irenai Bučienei, kuomet buvo numatyta minėti jos 75 gimimo metines. Aš pasiūliau kolegoms, kad įtraukime būtent Ireną Bučienę, parengiant didžiulę virtualią parodą, kiek įmanoma, panaudojant visus archyvus, valstybinės įstaigas, teatro muzikos kino muziejaus fondus, rinkinius, Lietuvos nacionalinio dramos teatro rinkinius, būtent tą archyvinę medžiagą su teatrologės Daivos Šabasevičienės pagalba. Na, pavyko padaryti tą virtualią parodą, tikrai didžiulę, virš 15 skyrių buvo atsakingas už šią parodą nuo pat pradžių iki pat galo, už visą darbinę tą organizacinę veiklą, viešinimą, platinimą, pristatymą visuomeniai ir nacionalinės bibliotekos internetinį platformai tą parodą. Ir turiu pasakyti, kad susilaukė labai didžiulio susidomėjimo, buvo pati lankomiausia paroda pagal peržiūros atsiliepimus būtent 15 metais, kada aš ją paleidau į viešumą, pristačiau internetinį platformą. Ir vienas iš parodos bendraautorių, kurį pakviečiau man padėti tuo metu, kaip parodos autoriui, prisidėti prie parodos rengimo, tiek konsultacijom, tiek tekstinė medžiaga, dokumentinė įvairia medžiaga, fotodokumentinė medžiaga Algimantą Bučių. Būtent tą patį rašytoją gausi vyrą. Ir vieno susitikimo metu, toj pačioj bibliotekoj su juo,
Jis man pasiūlė tokią idėją. Sako, Dariau, paroda yra nuostabi. Ar negalima būtų pratęsti Irenos Bučienės atminimo įamžinimą ilgesniam laikui, būtent parodos pagrindu parengiant knygą. Kadangi medžiagos buvo daug surinktos jau tuo metu iš virtualios parodos, ką pavyko surinkti, na ir pradėjome pildyti medžiagą būtent šitai dokumentiniai apybraižai apie Ireną Bučienę. Ir, na, galiu pasakyti, kad jau buvo Algimanto dėka surasta leidykla, kuri pasirūpino, buvo nusiteikusi išleisti šią dokumentinę apybraižą. Na, bet nutiko taip, kad 17 metų pabaigoje, 18 pradžioje, leidykla Versus Aurėjos, tarp kitko, jį bankrutavo ir nutrūko tie leidybiniai knygos darbai organizaciniai, teko pristabdyti. Deja, tiesa, noriu paminėti, kad po to susisiekiau su keliom leidyklom, pasiūliau šios knygos variantą. Deja, didžiulio dėmesio nesusilaukė. Na, motyvuojant finansinių išteklių stoka, kad šita knyga per daug akademinė, nebus atsiperkamumo, na ir panašiai. Tai gaila, bet kitos leidyklos atsisakė. Ir taip pat nuo 18 metų iki pat dabar knyga yra tik tai darbinėme variante, kas labai gaila, kad neišvydo dienos šviesos, bet tikiuosi su Teatrų sąjungos pagalba, vienaip ar kitaip, kad ir mažesnių tiražų knygą bus galima išleisti. Tai čia labai dėkoju ir pirmininkų sąjungos, Cinkevičiui gerbiamam Juozui. Matysim, kaip čia bus. Na ir leiskite įskaityti trumpai, vis tiek norisi skaityti šios knygos santrauką tokią, ką galbūt, jeigu ar kai pasirodys ši knyga, ką skaitytojai galės išvysti joje, ką perskaityti, sužinoti, kažką naujo arba prisiminti, ką jau žinojo apie Ireną Bučienę, tai būtų tokia. Tai šioje knygoje skaitytojai ras visas, kurias pavyko aptikti reikšmingesnes recenzijas, straipsnius, pokalbius ir atsiliepimus apie Irenos Bučienės pastatytus spektaklius. Dauguma tekstų netrumpinti, pateikiamos ir teigiamos ir neigiamos recenzijos. Patalpinta ir režisierė Irena Bučienė pažinojusi bei dirbusi su ją žmonių prisiminimų apie ją pluoštas tekstų, pateiktas knygos įvadinio straipsnio bendraautorių, tai yra Dariaus Gudelio, mano prioritetų, ir Algimanto Bučio straipsnis. Na ir baigiamasis labai svarbus akcentas akademinis teatrologės Irenos Aleksaitės straipsnis apie Ireną Bučienę. Na ir knyga, aišku, papildo gausi ikonografinė fotodokumentinė medžiaga. Tai, aišku, negaliu neatsidėkoti, kas prisidėjo prie šios knygos pasirodymo, na, sakykim, kad ir darbiniam variantas, bet vis tiek jinai yra baigta. Ją sudaro, vien tik tai tekstinė dalis sudaro 182 tie vadinami A4 formato vardiniai lapai, o dar plius, jeigu pridėjus ir fotodokumentinės medžiagos tą kiekį, tai dar plius 25 lapai tie vadinami, tai iš 200, o jeigu jau maketinis, tas spaudos variantas būtų, tai dar daugiau būtų, dar didesnė apimtis, tai negaliu neatsidėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios knygos atsiradimo. Nors visus išvardinti tai būtų nelengva, norėtųsi paminėti Irenos Bučienės sūnų Andrių Bučį, suteikusi galimybę naudotis motinos archyvu, tarti dėkui teatrologams Juliui Lozoraičiui, Daliai Šabasevičienei, Irenai Aleksaitei, su kuria teko kelis metus dar jai gyvai esant konsultuotis šią knygą rengiant.
būtent ir derinant, kažką trumpinant, kažką papildant, kažko atsisakant. Jos žvilgsnis buvo labai svarbus ir panaudotas jos tas akademinis baigiamasis apžvalginis straipsnis knygoje. Na, taip pat žurnalistai Audronei Jablonskienei, rašytojui Irgimantui Bučiui ir kitiems, kurie pasidalino savo prisiminimais, konsultacijoms, patarimais, patikslinimais, pastebėjimais ir tekstais, padėjusiais kurti mozaikinį teatro režisierės Irenos Bučienės portretą. Norisi tikėti, kad ši savotiška dokumentinė monografija užpildys dar vieną užmaršties duobę lietuvių kultūrinėje savimonėje, atskleis lietuviško teatro būties platesnį politinį bei visuomeninį kontekstą antroje 20 amžiaus pusėje. Pasitarnaus ateityje išsamesniam ir tikresniam niekados nenutrūkstančios, bet sunkiausiais laikais išliekančios Lietuvos kultūros paveikslų sukurti ir išlaikyti tautos atmintyje. Taigi ši knyga yra parengta iš dalies tos mano minėtos virtualios parodos pagrindų. Na ir tikėkime, kad dėl ko aš ir esu pakviestas ir malonu, kad susirinko tiek daug garbių svečių į šią salę, tuo pačiu pagerbint ir gerbiamos režisierės 85 gimimo metinės, kurias minėsime vos už kelių dienų, tai yra sausio 1 ateinančių metų dieną. Tai norėjau tik tai tiek trumpai ir pasakyti. Čia matote parengtas mano skaidres, tai yra tik tai labai maža dalis tos fotodokumentinės medžiagos, kurie yra šioje dokumentinėje apybraižoje. Na ir nežinau, man buvo labai malonu, kai mane pakvietė sudalyvauti tokiam renginy ir pristatyti būtent šią knygą, kuri yra dėja neišleista, bet tikėkimės, kad pavyks ją išleisti. Tikrai verta dėmesio, turiu pasakyti, ne kaip autorius, o kaip kurie žiūrėjo, skaitė, ta prasme, nagrinėjo šią knygą tam nedraštinę variantą, jie pasakė, kad tikrai teatrologai, nesakysiu konkrečiai kas, bet tikrai susidūrė su teatru, su knygų leidyba. Tai labai gaila, kad nutrūko tas mūsų knygos leidimo procesas su garso suverėjusiu leidykla, kuriai bankrutavus kaip ir liko. Kokybės klausimas, ar jinai pasirodys kada nors, ar nepasirodys. Tai čia reikia derintis. Dabar aš jau net nežinau su kuo, nes tiek leidyklų jau išvaikščiota, taip kad, matysim. Iš tikrųjų norėtųsi, kad pasirodytų, kad ir mažų tiražų iš tikrųjų, kad jinai būtų pristatyta visuomeniai, leista susipažinti apie gerbiamą Ireną Bučienę, tai yra tikrai, labai mažai straipsnių, yra daug, taip, bet kad kažkokia būtų mano knyga apie ją, niekas nėra dar išleidęs, labai gaila. Iš tikrųjų yra tik kelios parodos didesnės padarytos vienai, kurių pats 15 metus, kaip minėjau, padaryti. Ir jau tiek žinoma, tai kažkaip tą tuštumą reikėtų užpildyti, kas jau yra padaryta, bet belieka tik tai surasti, kas galėtų užsiimti tą leidybą. Tai va tiek. Norėjau prisistatyti dar, kad esu iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo, esu parodų renginių kuratorius. Tai va, tai viskas, ką man pavyko surinkti, dirbant archyvų sistemoje, dirbant nacionalinį Martyno Mažvydo bibliotekų iš fondų įvairiausių, tai tą darbą padariau iš daugybė medžiagos yra surinkta iš Lietuvių literatūros ir meno archyvo, kurį saugo patį didžiausią režisierės Irenos Bučienės fondą Lietuvoje. Iš Centrinio valstybės archyvo, iš teatro muzikos muziejaus, iš Nacionalinio dramos teatro, ir iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondo, tai iš periodikos, iš leidinių įvairiausių.
kas buvo rašyta apie Ireną Bučienę, tai atsiliepimai, straipsniai, recenzijos minėtos. Tai viskas čia yra sugulę būtent į tą dokumentinę apybraižą. Tai vat, tai norėjau padėkoti dar kartelį už dėmesį, neužimsiu laiko, nes žinau, kad čia bus diskusija įdomi. Tai labai labai ačiū. Gerbiamas Juozas. Ačiū Daliai. Iš tiesų, teko jau šiek tiek susipažinti su knyga man asmeniškai. Ir galbūt dar kas nors susipažino, nes jau taip truputį paplačinom tą pirminį tokį variantą. Tai ką dabar reiktų padaryti? Pristatyti turbūt giminės. Aš pasakiau, kad mes vaikai, bet giminės reikia pristatyti. Brolis. Taip. Andrius sūnus. Nuo Andriaus ir pradėsim. Andrius, keletą žodžių vis tiek. Dabar nesisėskit po Dariaus tokios kalbos. Ar jums netikėta, gal vėliau šitas pasakysit. Mums tai yra labai svarbu. Nu, tai jeigu čia jau oficialių dalis baigėsi, tai tada aš ką norėčiau papasakoti, gal iš tokio asmeniškų prisiminimų. Pirmas toks prisiminimas, ką aš apskritai atsimenu, kad man kokie 3 metukai ir važiuoju triratuku dviračiu po Kijevą. O vat mamos prisiminimas pirmas toks, tai man 4 metukai ir veiksmas vyksta Maskvoje. Žiema, sninga ir reiškia prie teatro stiklinių durų mes su mama ten bandom į tą teatrą patekti, bet aišku, bilietų nėra. Jinai turi studento pažymėjimą, teatro instituto studentas. Ir mes taip laukiam, bet šansų nedaug. Galų gale jau kai visus suleidė, tas durininkas ar kaip ten. Nu, jisai suprato, kad jau daugiau čia gal niekas nebeateis. Eina tas studentas su savo draugu. Tai aš spektaklį praleidau Rūbinėj. Nu, ten šilta, ten tos rūbininkai, su tokiom storom rusiškom. Tai va. Taip matyt, kad į tą teatrą ją traukia taip rimtai. Čia dabar antra istorija, kai jinai atvažiavo į Vilnių, baigusi mokyklą, stojo į konservatoriją. Bet jos nepriėmė. Sakė, švepuoja, kas raidės. Dėl pradantės. Jo. Čia mes turim prisiminti, aš pasakyti, aktorė Vasilčiūtė, jinai tuo metu ten scenostorika, ar koks scenos kalba, reiškia. Išbrokė. Paskui ten po vienos premjeros jinai ten jau verkdama sakė, ar tu man atleidai. Tai va, tai kaip ten buvo? Nu taip ir buvo, kad reiškia konservatoriją priėmė, kadangi turėjo aukso medalį, tai nunešė tos stojimosius į lietuvių kalbą. Ten su tėvu ir susipažino, lietuvių kalbą studijavo. Va, ir
ir kaip ten buvo. Aha, nu tai baigė tą lietuvių filologiją, išvažiavo į tokį Balbieriškį mokytojavo. Nu, bet kadangi jau aš ten buvau netoli kažkur kovo gimiau, tai mama pamokytojavo nuo rugsėjo 1 iki naujų metų. Jau tam kaip po to jau nebelabai ten, bet ten visas tas Balbieriškis, visas kaimas, kažkokie eglutės statė. Taip, eglutės. Tai jinai ir ten matyt jau režisavo. O kadangi tėvas gavo kažkaip siuntimą, rekomendaciją, kad tau reikia tą literatūrą dar pastudijuoti aspirantūrą. Man regis Korsakas, ar kas ten, sako, važiuok. Tas ir išvažiavo. O tai mamai ką daryti su tuo naujagimiu. Tada jinai išvažiavo paskui tėvą į Maskvą. Ir ten įstojo į tą Dykisą, kaip jisai. Aktorius nebeišėjo iš jos, bet tada būsiu režisieriumi. Kas čia pasakyti? Tų visokių istorijų, kad trumpiau. Tai dar gal vieną papasakosiu. Aš jau pas močiutę Šiauliuose ir jie ten studijuoja. Tai nuo ko prasideda mokslo metai? Rugsėjo mėnesį. Bulviakas. Tos studentus veža ten kažkur tai prie Maskvos kolchozo. Ir antrą dieną jinai sako, ten vadovui, man reikia važiuoti į Šiaulius. A ko tau reikia? Sako, nežinau, bet reikia. Telefonų tais laikais dar nebuvo, bet jinai kažkodėl suprato, kad jie reikia važiuoti. Čia va, matyt, sako, priminti, turėjo kažkokių mistinių. Taip ir ten pajuto, kad jeigu tas vadovas ten pakraipė galvą, skiestelio ranką, tai ką čia dabar veiks? Važiuoti. Ir pasirodo, reikėjo važiuoti todėl, kad jos mamai, mano močiutei, buvo kažkoks rimtas auglys, vėžys, ne vėžys. Bet reikėjo rimtos operacijos ir reikėjo greitai tą reikės. Nes ten kažkaip jau buvo. Kaip jį ten pavyko, tai čia toks klausimas irgi. Kas nežinoma. Tai čia gali tikėti, gali netikėti, bet kažkaip kaip nežinau. Tai va, gal užteks, čia tu mano pasakojai. Kadangi tas prisiminimų vakaras mūsų toksai, kaip ir viskas, daugumas iš mūsų ir žinom visas tas istorijas, bet šiandien vis tiek labai įdomu. Va, pavyzdžiui, Virginija Idzelytė mūsų tarpe, tiek jinai dirbo daug su Bučiene. Įdomu, ką Virginija norėtumėt perskelti mums, ko mes nežinom prisiminimų šitą vakarą. Nežinau, žinau, kad auditorija kaip ir sava, bet ir gal ne visai sava. Tai labai sunku pasakyti, kas čia tokio būtų iš tikrųjų įdomu. Tai šiaip, su Irena dirbom labai daug, 11 metų.
valytas sėdi vienišas. Tai, na žinot, galėčiau pasakyti, gal tai nebus vulgaru, mes teatre ją vadindavom geležinis vaikas. Viena buvo tokia kažkaip užsispyrus ir kažkaip tokių nelengvų projektų vis imdavosi. Aš įtariu, kad pasitardavo su Bučiu ir dėl dramaturgijos, ir dėl visko. Dramaturgija visą buvo labai įdomu. Tiems laikams ne visada, na kaip čia pasakyti, taip lengvai, taip įkeliama į teatrą. Bet teatro direktorius Prieinys kažkokia simpatija jautė. Ir taip oficialiai gal nesakydavo, bet Irena visat sugebėdavo pas jį taip užeiti, ar tokiu momentu, ar tokiu tarpsniu. Ir tekaldavo, ir jisai leisdavo daryti, ką jinai nori. Tai darė daug tokių sudėtingų spektaklių, ir Durlatovo, Moljerą, ir Šekspyrą, Romas Ramanauskas vaidino, su Rumšu darė tokį, ten vietai, ten buvo toks jūsų poetinis emigrantas. Na, daug tokių visokiausių reiškėsi dalykų ir kartais, kai jinai ateidavo ir vėl atneša kažką, tokio grandiosinį, tai aš juokaudavau, sakydavau, darom ką nors paprastesnio. Tokio, sakykim, ten veiksmą, kokią nors pjesę, kokią nors gal labai, nežinau, parytės momentų ir visą kitą. Bet, ją pavykdavo man. Bet jinai visada užsimodavo kažkokius tokius, didelius veiklus. Esam, tokios, kaip čia pasakyti, pasiklydusios lietuvaitės sovietmečių važiavusios skaityti spektaklį į Vengriją. Ir Škarsą Šaltanį. Ir kai jau ten patekome ir kai buvo premjera, tai buvo kažkokia tai tarybinė teatro, ar ten dar kažkokia dekada, ten baigė šitas jų baletas gastroliavo, dar kažkokie, Liubimovas kažką tai rodė, o po to neatsimenu, tai jų kažkoks kultūros ministras ar dar kažką tai atsisuko ir sako, o jūs čia, tos dvi lietuvaitės, kaip patekot? Ir iš tikro, aš tai nesupratau, kaip mes tą patekom. Bet tai vėlai pavyko tą spektaklį padaryti, išėjo labai gražus spektaklis. Ir Vainina sugebėjo, kad tas pagrindinis veikėjas, tas tėvas, pakyla ten į dausas ir nuskrenda, kažkaip labai gražus finalas. Bet pasirodo, kad vengrai, mes nežinojom, kokia ta sutartis, ir staiga jie kviečia gerokai įpusėjus darbui ir prašo pasirašyti sutartį. Aš supratau, kad ten tikriausiai yra klaida, nes buvo kažkokie nežmogiškai tiem laikam dideli pinigai. Aš supratau, kad gal jie taip parašė, dar kažką, tada aš Irenos klausiau. Aš sakau, tu matei tą sutartį? Ir jis sako, ne. Aš sakau, tai gerai, tai einam dviese. Tai iš tikrųjų buvo didžiuliai pinigai. Mes iš vis nesupratom, kaip tai gali būti. Tuomet Vengrija labai klestėjo. O grįžtant, visas tas vyko Vergos koncertą išaiškėjo, kad mes turim pusę tų pinigų atiduoti. Ir pasirodo, kad ten buvo rašomi kažkokie tai lapai. Ir aš tai tą lapą pasirašiau, net nelabai suvokdama, ką pasirašau. O Irena nepasirašė. Nes ar gal jie nepadavė, žodžiu ką. Tai ten buvo tokia labai juokinga istorija.
ir mes dar ėjom Budapešte į Tarybų sąjungos pasietinybę ir ten kažkoks žmogus laukia nežinia kiek laiko. Galų gale mus priėmė ir tada pasakė, kad to, ko jūsų prašo, yra neoficialu ir nelegalu. Aš jums parodysiu kitas sutartis, bet parodė ne kabinete, o išsivedęs koridorių. Ir parodė Zbimovą, dar kažką. Nu, žodžiu, tai. Ir sako, tai jūs galit kažkaip, ja, va tai ir nesutikti, bet jūs tik negalit mano pavardės nurodyti. Ir neišmanyti iš čia sužinoti. O po to, jau Maskvoj, mums paaiškino, taip, jis turėjo kitą sutartį, bet jūs gi tai lietuvis. Tai nuo Lietuvos dar mes turim truputį nueiti. Tai, nu, žodžiu, ne esmė, bet spektaklis išėjo geras. Ir tada po labai daug metų važiavom į Vengriją dar sykį. Ir tada labai skyrėsi tas lygis, na, kad čia valstybės, jeigu pirmą kartą, tai mes ten, nu, net to socializmo nelabai matėm. Tai antrą kartą matėm visiškai, na, tokį kitą vaizdą, bet Andrius gal geriau viską žino, nes Budapešte gyveno ir mes net pasilankėmės. Ir, nu, nežinau, kaip ten sąlyginai. Tai tie tokie išvažiavimai irgi buvo, na, tokie savotiški ir labai įdomus, ir tokie šiek tiek rizikingi, o namuose tai, nežinau, statėm. Ir kažkaip, nu, taip keistai. O po to Irena turėjo tiek jėgų, kad jinai dar užsimojo, mes padarėm Barborą Radvilaitę, čia kur dabar Griuvėsiuose. Tai aš atsimenu, kad neleido net vienos plytos pajudinti. Nes, neva tai čia parodas, visą kitą. Po to visą tą erdvę išgriovė, labai mažą dalį paliko. Tai čia buvo toks pirmasis alternatyvios erdvės, toks pastatymas. O po to Kaune, Kauno pilyje su Pavasario festivaliumi, tai kažkaip man vis atrodė, kad gal ten tokios erdvės ir na, tokio komerciškumo gal nėra ir kad gal ten nelabai kažkaip ar pavyks, ar verta ten daryti. Bet keista būdavo taip, kad kauniečiai labai entuziastingai rinkdavosi į tuos spektaklius ir net Lietuvai lyjant, kažkaip neįtikėtina, bet visa publika sėdėdavo, nežinau, ten su pėdsargiais. Šalia mane sėdi mūsų labai artima bendražygė Galija Gerličienė, kuri N kartų padėjo Kaune tuos beprotiškus projektus ten daryti, todėl kad ten, nu, suprantat, esi muvakas, esi lauke, nieko nėra. Dainerinės nėra, kostiuminės nėra, to nėra, ano nėra, ir tu kažkaip turi išsisukti. Tai ir tos repeticijos labai alinančios, nes tos aktorius surinkti ilgesniam laikui turbūt nepavykdavo, jos vykdavo taip labai koncentruotai, greitai, daug dienų, bet iš tikrųjų Irena buvo labai gyvybingas, labai darbštus ir labai užsispyręs žmogus. Tai ir tas, čia pasakius, tas santykis į darbą, aš daug metų pabėgėčiau dailės akademiją ir mano nugaros nemažai studentų. Ir beveik visų darbus paprastai matau. Ir
nepriklausau tai kartai, kuris sako, o, kai mes buvom ten kažkokie labai geri, anokie, trečiokie, o dabar visi jau ten kažkokie. Ne. Ir dabar yra puikių žmonių ir labai kūrybiškų ir labai kažkokių, nežinau, norinčių, galinčių, einančių, ieškančių. Bet aš noriu kitką pasakyti, kad šiandieninis toks momentas yra toks labai momentinis. Kažkas staigiai, kažkas galvoja, kažkoks projektas, jisai labiau ar mažiau pavyksta ir kartais visai neblogai pavyksta, jis tik ištirpsta. Ir tos pavardės ar tų pavardžių daugiau nebegirti. Jos kažkaip va taip. O anie matyti laikai, jie nešė tą visai kitą krūvį. Ir tas atsinešimas į darbą, tai šiandienos akiniai žiūrint, gal buvo net itin rimtas ir gal net hipertrofuotai rimtas. Toks iki kraujo. Tai už tas spektaklius labai brangiai mokėdavau. Ta prasme, aš turėjau omeny tų vidinių jėgų. Tai čia daug yra ir Vytas, ir Rimėkius, ir kurie arba scenoje, arba pažaislėje dirbo. Tai, na, nežinau, aš tai galvoju, kad tai buvo toksai, tai buvo kažkoks etapas Lietuvos teatro kultūros. Kiek jisai toks ar anoks, turbūt manau spręsti, nes tų recenzijų visokių, bet kad tai buvo toks reikšmingas laiktarpis, tai man atrodo, kad taip. Ir kad Irena, tokį didelį vis tik įdėjo į teatro istoriją, ir tą vykti, ir tą vyksmą, kuris vyko. Tai gal aš jums labai išsikviečiu. Labai dėkui. Ačiū. Dabar reiktų kažkaip, aš nežinau, gal surasti kažkokį kitokį pasakojimą dabar, kad teatrai pasisakytų, kur jinai darė, ir akademija, konservatorija. Tai su mūsų kursu, ko gero, Bučienė pastatė turbūt, nežinau, mane pataisys, pirmą spektaklį, pilną spektaklį, tai Rozovskio tą Arklio istoriją, kuris buvo sovietmetį ten Leningrade labai žymus. Ir turime dabar pas mus grupę čia žmonių, Petras Mendeika, kur vaidino tam spektaklį, pagrindinį vaidmenį vaidino Vilius, turėsi Viliam kalbėti, įsirink savo visą pulką, tu tik tai vieną dabar turėjai su dubleriais. Spektaklį kritikai labai gerai vertino. Iš tiesų, kaip studentiškas mūsų darbas, mes ten taip dirbom visą laiką su Tamulevičiūte, bet tas pirmas jos dešimtukas, mūsų antras buvo dešimtukas, tai pirmas dešimtukas labai jau įsiveržė taip jau galingai į tą teatrinę erdvę ir tada mes buvom šiek tiek prislopinti, bet Holstomieras, kaip pas mus buvo, tikrai buvo labai geras spektaklis, bent jau taip. Ir čia yra juos į tą spektaklį mačiusių žmonių ir jie gali patvirtinti. Vėliau kalbėkim. Elvis. Žemaitiškai. Nu ką, labai trumpai. Juozai, jeigu leisi, aš turiu tokią mažą paslaptį. Noriu visiems prisipažinti, kad buvau įsimylėjęs labai gyvenimą. Ir jį mane mylėjo. Turbūt. Nes, kad patikėt man Holstomierą vaidmenį Arklio istorijoje, užsirašėm įsiraštelius, reiškia, ko norėtų, kam norėtum vaidinti, ir atidavėm dėstytojai. Ir paskui kitą dieną perskaitėm. Gavau pagrindinį vaidmenį.
Ai, ką noriu pridurti, kad dėl to Stanogovo pastatymo Peterburgė, Leningrade. Tai ar pati Bučienė sakė, ar kažkas dabar bijau sumeluoti. Tai buvo antras pastatymas Tarybų sąjungoje. Po Lebedevo niekas nevaidino, tik tai Kikilionis. Ir sakė, kad mūsų spektaklis buvo geresnis už Leningradą. Nes buvom jauni, myklus, greiti, bet ką noriu pasakyti, kodėl aš įsimylėjau Bučienę. Ne dėl to, kad vaidmenį davė, bet mūsų mergaitės buvo irgi labai judrios ir mėgdavo ir šokti, ir dainuoti, ir viską, bet kaip Bučienė vieną vakarą pavargėjau, mes ten kažką kumeliukai šokinėjom, tai jis sako, Rupūžės jūs merdos, ką jūs negalite pajudėti, iššoko pati ant scenos ir įsibėgėjus padarė salę. Mes įsižiojom. Pagyvenusi moteriškė mums taip atrodo. O tada jai gal buvo 35. Dar gal 30 nebūtų. Bet mes įsižiojom. Ir po to tai buvo. Na ir ką, po Armijų istorija aišku išliko labai, bent man. Ir paskui dar teatro repertuare ilgai laikės. Buvo nuostabi dekoracija, Fausto Latėno muzika, labai graži. O kad ją mes mylėjom, tai Juozas irgi liudininkas. Atsimenu labai vieną gražų vakarą po išleistuvių, kada mes Juozai leisime. Nepasakok. Dabar jau vis tiek. Nu pasakok. Išleistuvės, vakarėlis konservatorijoje baigėsi, o mes su Juozu nerimstam vaikštom po miestą. Naktis jau lakštingalos šilpa, nu ką, einam pas Bučienę. Ne pas Tamlevičiūtę, bet pas Bučienę. Nuėjom po langais, žiūrim, trečiam ar Žirmūnas dar gyvenimo, man atrodo. Aukšte šviesa dega virtuvėje. Nu mes filtriną butelį turėjom. Vyro žinojom, kad nėra. Tai pradėjom kažkokias serenadas dainuoti. Dainuojam, kiek mes ten padainuojam, žiūrim, tik langas atsidaro. Žiūrėk, maršininkų! Užbėgom, galvojam, gal čia tortą, kavos bus nevelnė. Žiūrim, Bučienė apsirengus rabatų kažkokiu. Virtuvė tapetuoja. Tai Juozas patapetavo, paskui nuėjo pailsėti, o aš iki pat ryto sulaukėm aušros ir ištapetavom Bučienė virtuvę. Tai buvo. Aš buvau labai pavargęs, aš negalėjau. Dar sakant, kad man padėjo, Bučienė mums labai daug padėjo, tai aš buvau skoloj. Tai mes kažkaip taip gražiai sudraugavom, aš jai kaip tais mašiną paskolindavom. Va, Ailėna Karpilio, sako, gerbėk, jau gyveno Antakalnyje, sako, taip man nepatinka tos plytelės, vyras išvažiavęs kažkur, ar kelias dienas nebūdės, sako, aš noriu pakeisti, čia ateis meistras, bet sako, reikia nulūpti jas. Sakau, gerai, nulūpsi, atvažiuok čia su įrankiais, viską. Bet vėliaus aš turiu išbėgti kažkur susitikimą, tai tu, sako, tai lūpti, tai ištremti. Gerai, baigiau, aš nulūpau, ten susitvarkiau, vieną rankas nusiplojau, grįžtu namo, žiūriu laikrodžio nėra. Na galvoju, bičiais pareis. Ir atsiminti laiką. Bet kažkaip Bučienė kitą dieną atėjo į paskaitą, man padė, sakau, daugiau nepalikėlėk. Nu ką, o tokie linksmi prisiminimai. Tikrai mylėjom mes ją labai, dėl to, kad ji buvo tokia, šilta, žmogiška labai. Gerbiau už tai, kad rinkosi pačią geriausią medžiagą, kurį Lietuvoje įmanoma buvo tais laikais statyti. Nežinau, Juozai. Gerai, vėliau, ačiū. Tiesa, dar buvo vienas pastatymas, teatre jį pastatė spektaklį pagal Siudikas pagal Vilniaus mergelė. Vilniaus mergelė, kurį mes sugebėjome irgi parodyti. Tai buvo pats pirmas jūsų spektaklis, man atrodo, prieš Mindaugą, Žemutinėje Vilnių, Liuvėsijos. Va, tai ten teko irgi pabendrauti su Bučiene. Malonu matyti. Sūnų, malonu brolių matyti. Ačiū.
Algi, kaip ten buvo su to apdovanojimu? Knygui parašyta, kad Pučienė neturėjo apdovanojimo, o Mikutis padarė apdovanojimą, kažkokį medalį. Jo. Ne, viskas paprasčiau. Apie save nekalbėsiu, kalbėjau. Ir man labai sunkiai prikalbėjau, kad leistų Eugenijus ir Nagrinėlė kažką nusėtą, galvoju šį. Va, sakau, klausyk, nemindaug, po, tavęs nėra sąrašuose. Va, nu galų gale man leido. Va, o reikalas buvo paprastas labai. Pučienė buvo jubiliejus jos. Pastačiusi ten, čia, kitur. Bet jį visą laiką pjaudavosi su kultūros ministerija. Valdžia jos netoleravo dėl jos bjauraus charakterio, tai yra kovinė moteris buvo, iš tikrųjų. Ir dėl to į jos progą daugiamečio kūrybinio darbo vainikavimas buvo, kažkoks atsistojo, kažkas neaiškus toks. Prašom jums, sakė, padėka nuo kultūros ministerijos. Padėka. Tai aš dabar nuprašyti. Padėka visiems išdalyti. Tarsi lygiai tokia vertė. O aš įteikiau ordiną. Tiesiog žodžiu prasme, pagal Vytauto didžiojo ordiną, aš pasižiūrėjau, kaip jis atrodo maždaug. Šiaip jau aš buvau labai garsus vyras. Ne apie save. Ne apie save, nepavyzdus save. Ir aš atėjau, Vilkaitis galų gale leido. Į save. Sakai, nu gerai, ką tu jau ten gali pasakyti. Aš atėjau ir sakau, dabar aš norėčiau įteikti už nuopelnus prieš Lietuvos, už kultūrą, už Vilniaus idėjas, ordiną, ir užsigiau. Visi atbako, o jis atrodo kaip tikras. Ne iš bulvės, taip pat ne iš tikrųjų buvo sklepras aukštas, dar kažkas tai buvo kaip blizgėlė. Tai, štai jos įstrigo. Norėjau pasakyti, kad kaip įdirbo su studentais ir tame tarpe su sunkaus charakterio Mikučiu. Jie labai gerai mokėjo studentus, kiekvieną studentą mokėjo prie jo prieiti ir pasakyti taip, kad darytų taip, kaip jie reikia. Bet ir kiekvienai, nežinau, moteris įmylėjo, ten studentės savo, bet vyrai visi buvo jai parodė. Ir nežinojo kaip, pavyzdžiui, juose gal reikėjo barti, pavyzdžiui, Vilių, tai nežinau, kaip, tarsi prie kiekvieną prieidavo kaip pedagogė, psichologė. Mane įsiminėdavo, kai ateidavo, sakydavo, Algi, nuostabiai, tai čia pavarė. Bet jeigu, aš jau visas savo, sakė, bet jeigu tu pakeistum tą, trupučiuką tą pridėtų, čia pakeistum eiseną, kažkokios. Nuostabu, bet aš taigi neprisimenu. Jie mane pagyrė. Vadinasi, priežastis yra, emocija yra, priežastis ir emocingai dirbi tą į vietą. Arba prašom, bendram rezultatui. Dar vieną tokį akcentą tikrai norėčiau pasakyti, nes dvi tam žodžiutė, Pučienė po jos skyrėsi, mano galva. Tuguliova buvo fanatikė. Viskas vienodai, teatras. Ten viskas šeima, ten nesvarbu kas, teatras. Pučienė nežinau kaip įmanyti vieną dalyką. Reikia žiūrėti kūrybiškai į visus reiškinius, kurie yra aplink tave. Tu turi būti geras kulinaras, geras meilužis. Bet viską reikia šiaip kūrybiškai ir neakcentuok vieno svarbiausio. Viskas yra svarbu, viskas kūrybiškai ir dėl to tu gyvensi ilgai ir laimingai.
Taip aš čia dabar žodžiu. Nu gerai. Nu, Petrai, va tu tai kažkam įdomu. Kunigaitis? Ai, ten visokių buvo, nes reikėjo daug ten vaidmenų, tai darė gal 5. O jis spektaklyje, bet ne, užtenka man. Tai šitą, aš Vardiliaus, norėjau pratęsti apie tą meilę ir įsimylėjimą. Visi ten mylėjo, čia kas be ko buvo tokia savybė žmogaus, kurios nemylėti buvo negalima. Bet Valgis ten sakė, kad tai buvo tas konfliktas su ministerija, su kažkuo. Aš tai Bučienę statydavau visom savo merginom kaip idealą moters, kuriuom po to jau ten buvo su merginom. Tai visom sakydavau, jūs pažiūrėkit, kaip atrodo, kaip elgėsi, kaip įsilavinus, kaip toliau. Ir stenkitės būti panašius. Tai tada man patiks. Ir žmonai tai pasakiau, reiškia, ir sakau, va čia man idealas moters, tai kaip tokį pavyzdį. O tas jos jėga, o kas mane sužavėjo, aš atsimenu, jeigu Tamulevičių, mes turėjom kurse 2 polius, tarsi 2 polius, mes žinom, kad vienas moteris vadina moteris su, nesakysiu kuo, reiškia, kaip Tamulevičiūtė toks, reiškia, žmogus yra, o kitas yra, antipodas yra moteriškumo jėga. Tai buvo Bučienė. Mes iš abiejų mokėmės ir tas labai buvo naudinga. Aš pirmą kartą, kaip šiaip žmogus, pamačiau kad moteris gali turėti kitokią jėgą ir daug stipresnę negu vyro, bet jinai išeina iš moteriškumo. Ir aš atsimenu tokį epizodą, čia buvo užsiminta apie Treinį, reiškia, kad pas direktorių, to direktorių žodžiais, reiškia, persakytais, kad sako, Bučienė ateina kažko tai pinigų prašyti apie kažkokią pastatymą, aš jau žinau, ko jį prašys, pasiruošęs esu, reiškia, pasakyti griežtai ne. Ir išeina jinai viską gavusi. Sako, aš jos bijau. Dar jai neatėjus, jis jau bijo jos, kad jinai vis tiek viską pasieks. Bet jinai siekdavo ne tai, kad jinai kulautų, sakant, bet tuo, tikrai tokia moters jėga, bet visai kitokia jėga, moteriška jėga. Ir tai aš tom savo merginom ir statydavau kaip pavyzdį, sakydavau, išmokyti tokios jėgos, taip pasiekti tikslą, kaip Bučienė jau pasiekė, kad jūs taip mokėtumėte, tai viskas jums po kojų gulėtų. Tai va tą aš norėjau pabrėžti, o prisiminimai yra labai, kaip sakant, tokie iš studijų, iš visko, kaip ir visų labai buvo miela ir eidavom žiūrėti jos kitų spektaklių, mokėmės, kaip sakant, buvo kaip mama, kuri auklėjo, bet kurią labai mylėjo. Nu tai tiek, ačiū. Aurėma, gali iš vietos ir... Aš iš tiesų mačiau Bučienę aktorės vaidmenį. Noriu prisipažinti iš pat pradžių. Buvo Tartiufo spektaklis ir susirgo aktorė, kur Senutė vaidino. Ir Bučienė, viskas neateina o premjerą. Aš kaip tik mačiau tą spektaklį. Ir jinai pasiėmusi tekstą su Lastute išėjo. Ir puikiausiai viską suvaidino. Ir netgi visiškai tas tekstas netrukdė. O iš studijų laikų prisimenu, kaip jinai mokydavo, kaip reikia kurti vaidmenį. Kad mokyk grandinėlę, o taip ir pirštai čia parodė, tai kabini vieną segmentą prie kito, žodžiu, kad būtų ištisinė vaidmens linija. Čia kaip tik, kai dirbom su Kolstameru. O dar jinai režisavo mūsų diplominį, tai mergaitės šokantis ir dainuojantis vieversėlis. Jinai padėjo su Matūru. Taip, kartu visą šitą. Ir dar Bučienė kaip tik buvo, aš jai pasikviečiau, kai dariau savo monospektaklį, vienintelį Trigalvis, tai aš ją pakviečiau į paskutinę repeticiją ir jinai man tiesiog, kad patartų, nes kai tu
vienas pats vaidini ir aktorius ir režisierius, negali savęs matyti iš šono. Ir jinai labai tokius davė konkrečius patarimus, sako, tu nesismulkink ir padaryk, čia tu dirbi su lėlėm, o čia tu dirbi pati. Ir atskirk šitos dalykus. Ir tai man labai padėjo ir aš iš tiesų, net ir rašiau programėlį, kad jinai yra, kaip čia, režisierė pedagogė. Šitaip. O šiaip visą laiką būdavo su ją labai malonu pasikalbėti. Susitikdavom, pakalbėdavom, žodžiu, visais klausimais. Tiesiog jinai buvo labai vertino labai nuoširdžius, ščilus, kaip jinai sakė, žmonės, kurie neveidmainiaudavo teatre, kurie nevykdavo per kalbas, žodžiu, kad jinai tą žmogiškumą labai vertino. Okay. Tai čia buvo tas kursas 21 laida. O čia Aleksas, matau, viršui sėdi. Taip. Kelinta jūsų laida? Aš skaičių tai nepasakysiu. 26, man atrodo, čia 90 metais Bučienė sugalvojo mane pasikviesti dėstyti jų kursui ir mes pradėjom dėstyti. Ir pasirodo, kad tai va čia mes visi šnekam, kokie mes buvom kūrybingi, tik tai apie kūrybą, o čia tai buvo maištininkai. Na, pasakyk, Aleksai. Mazūra kažkas buvo čia. Mazūra? Mazūra, taip. Jo, nes esu leisiu. Čia kaip Jonas sakė, mes visi kažkuria prasme Irenos vaikai. Nu tai mes tie buvom matyti, kur šeimoje kiekvienoje problematinis vaikas turėtų būti. Tai mes buvom tada, kur tas... Va? Tu kas jūs buvo? Nu taip. Kaip sakyti, kiekvienai duobė kopėčias yra. Bet, nu, ką norėjau pasakyti. Jo, toks keistas laikas buvo, mūsų surinko Irena Bučienė ir Mazūras su Juozu. Bet buvo, aišku, toks perversmų laikas, mes iškovojom nepriklausomybę. 90. Ir tas maištas persidavė į viską, į visus, ir tai neaplenkė ir mūsų kursą. Mes trečiam kurse, didžioji dalis kurso nusprendė atsisakyti Bučienės, mes kaip to demokratinį keliu balsavom. Ir gavosi taip, kaip gavosi, mes atsisakėm Bučienės, paskui po to pradžia vėlą pakišom Juozą su Mazūru, kad jau nesijaustų kažkaip tai ypatingi. Ir čia dabar linksma, gal nėra linksma iš tikrųjų, tai kažkokie yra visą gyvenimą jauti kažką tai nedavę žmogui to, kiek į tave buvo įdėta. Ir tas kažkokie neteisybės jausmas jisai lieka. Ir tu jau net neturi galimybės kažkaip padėkoti, pasakyti. Va, bet aš galvoju, prie viso to, vieną epizodą prisimenu, čia visi kalba apie kietą tokį geležinį Bučienės charakterį. Tai prie viso to buvo kažkokia tai ir tokio, nu, pankizmo kažkokio tai, panko prigimties. Mes su juo važinėjom, nežinau, tai buvo Vilniaus mašina. Kelis kartus važiavom sodą. Aš vokus kulinus. Su kažką tai padėti reikėjo vedęs mūsų sodą. Ir baltas žiguliukas, nežinau, gal jau savo turėjo. Bet buvo tokia, nu, baltas šitioriška, šiaip tokia purvo dulkių padengta kažkokia substancija, kur net priekinį galėtuvai nelabai veikia, buvo kažkas krapštyta, kad matytus. Ir važiavom, grįžinėjom jau vakarę naktį ir visi vairuotojai priešais atvažiuodami blyksi. Nu visi šviesom blyksi. Ir kažkaip paklausė, kodėl. Sako, pas mane trumpų šviesų nėra, su ilgom važiuoju. Sako, aš išjungiau iš tikrųjų tamsu. Sako, nu ką aš dabar be šviesų važiuosiu, net be šviesas įsijungus.
Tai toks. Ir dar tokia epizodas, galvoju, nu, jin buvo gal griežta ir turėjo kietą labai charakterį, kaip sako, net trainycijos bijojo. Bet kartu jin buvo kažkokia tai labai žmogiška. Ir vienas iš antram kursė buvo statėm Piterį Peną. Ir aš turėjau su Karbauskiu Pliaunas, turėjau padaryti Piterį Peną. Premjera atėjo, nežinau, gal buvo likus 2 savaitės ar savaitė, premjeras man ten kažkokių tai problemų buvo. Ir aš pasakiau Bučienei Irenai, kad, sakau, nu žodžiu, pasakiau, kad manęs savaitė nebus. Jinai net nepaklausė, kodėl. Ir jinai pasakė gerai. Leidžiam premjerą, tai yra pagrindinis vaidmuo. Nu tai, ta prasme, buvo šalia to kietumo ir kažkokia tai šiluma, atjauta, kažkoks supratimas, dėmesys ir matymas. Kažkokia tai darau aš visą kaip pirminį situaciją. Čia šiandien blogina, kur už mašinos važiuoju iš gastrolių, kišti Dievo perkelį. Kiškutį, nu va, kiškutis. Nepristabdė. Jo, tai tiek. Ačiū, Aleksai. Iš tiesų labai įdomus kursas buvo. Pirmam kurse pagrebinojus. Tai 28 mes Jo, Karbauskis. Karbauskis. Karbauskis, Pasaulė Degutytė, Iveta. į šitą Dovilę Gasiūnaitę. Taip, bet pasakyk, ką nors. Nu, aš trumpai čia norėjau Aleksui padėti, nes iš tikrųjų mes tą sausio 13 irgi studentai kovojom. Tai mes, nu, aš mokiausi pirmą kursą, mane išmetė Bučienę, bet aš vis tiek atėjau. Ir man ta frazė, jos, kurį jinai man pasakė, sako, tu esi gražus žmogus, darbštus, bet ne teatrinės prigimties. Tai va man tas klaustukas visą gyvenimą ir aš jai esu dėkinga, nes aš įrodinėjau, kad aš esu teatrinės prigimties ir turiu ir teatrą, ir daug spektaklių sukūriau. Tai, bet mesgi, Aušra, kursiokė jau sekančiam kursą, pas Latėną mokiausi šitą atlietą, tai mes irgi trečiam kursą maištą darėm. Ir norėjom versti, ir Latėną, ir visus. Nu, tai čia toksai, matyt, buvo to laikmečio, žinai, tokia klase. Ir aišku, jinai, nu ką, kapoji galvas, žinai, visiems taip. Bet, nu ką, iš Bučienės paskaitų, tai atsimenu, kad lygiausiai mus puikydavo ten iki 11 valandos ir pasakodavo apie Amerikos keliones. Ir atsimenu, kad sako, einu ir žiūriu, ai, ir viduj man kažkas krizena. Prieinu, o ten Miro paveikslas. Tai va, labai jos intonacijas, visi tie vakarai, tiesiog mes gal net ir galvodavomės, nes tam mūsų paskaitų, kiek tų etiudų ten reikia. O ilgiausiai sėdėm, nu aišku, labai buvo įdomu klausyti apie jos keliones. Ir dar ne veltui visi vyrai ją buvo įsimylėję, nes jinai visą laiką visus studentus, bet mūsų kurso vadindavo, nu, berniukai. Mergaičių darė. Tai ačiū Irenai. Ir labai buvo keista, tik netyčia užėjau teatrą, nacionalinį dramos teatrą 2001 metais, rugsėjo 11. Ir sako, Irena pašarvota Bučienė, aš tai nežinau, apie lygą nieko. Ir paskui ateinu į kavinę, o ten šitie dvyniai Amerikos, nu, krenta nuo lėktuvų. Nu, bet jinai va tą rugsėjo 11, kažkaip va toks, nu, neišbildomas įspūdis. Ir taip sulipo tie du įvykiai. Tai va, tai ačiū. Baigė, bet paskui pasuko kitais keliais.
Tai aš tiesiog iš to kurso irgi norėčiau keletą dalykų, kurie man įstrigo asmeniškai. Tai nežiūrint, mūsų kursas buvo surinktas kaip gelbėjimosi kursas, tam, kad gelbėt vaikinus nuo kariuomenės. Tai todėl buvo 30, 20 vaikinų ir 10 merginų. Ir tiesiog tie pirmieji metai jie buvo tokie kaip bandomieji. Ir tikrai ten buvo skausmingų, tokių visokių asmeninių lūžių. Bet iš esmės aš dabar taip atsukus laiką gal galvoju, kad mes nesugebėjom turbūt jos įvertinti. Na, žinoma, čia, kaip sako, mes nebuvom pasiruošę priimti to jos intelekto, suvokimo, žinojimo apie gyvenimą, nes, na, galbūt buvo didelis labai skirtumas, sakysim, kai mes dar nežinom, o tai jau mato į priekį. Ir tiesiog aš galvoju, tokios visos įžvalgos, kolegų reikėtų paklausti, kiek, jeigu jau, kad mūsų nedaug yra. Bet tai, ką jinai sakė, praėjus 30 metų, praktiškai viskas man įsipildė. Iš esmės, jinai turėjo tą tikrai tokį gilų matymą ar tokį kiaurą matymą. Ir jinai turėjo pagarbą. Nežiūrint į tai, kad mes buvom, sakysim, tokie dar gilūs ančiukai, nebuvo aišku, kas už mūsų bus. Bet iš tiesų kiekvienam iš mūsų jautė asmeninę pagarbą ir jeigu tikrai kažką sukūrydavo, jinai nusilenkdavo. Jinai iš tiesų tai galbūt buvo toks idealas, į kurį verta lygiuotis, aš jums labai pritariu. Bet mes tuo metu dar galbūt nesuvokėm, kiek mums nereikėtų dirbti, kad mes pasiektume tą tokį jos idealą. Tai, dabar kiek laiko praėjus, tai galiu pasakyti, kad, žmogus tikrai iš didžiosios raidės. Didžiausias, sakysim, malonumas, kad turėjom galimybę. Ačiū, Irenai, turbūt studentų daugiau kaip ir nėra. Yra. Yra? Aš. Sakyk. Sveiki, dar su šventom kalėdom. Mūsų kursas neteko, ką reiškia neteko, Viršyti išvarė iš kurso Juozą Rudzinską, mes likom su Zenonu Buožiu. Ir su vienu pastatymu, kas nebuvo Rudzinsko padaryta Jūros Vilkas ir kas. Ne, Buožio. Buožio, o kas jau Pirmas kursas jiems. Taip. Ji tik buvo atvykusi iš Maskvos, baigusi mokslus. Pirmus metus dėstė. Taip. Rimas čia sėdė, aš manau, kad jau ne, tai čia daugiau tų detalių žinau, jis geros atminties. Aš žinau, kad tuose abiejuose spektakliuose, kuriuos mes turėjom, vieną vaidinau užkūrusį, brazdinau gitarą, o kitame išeidavau ir kažką įmuodavau. Jų reikia, ką įmuodavau ir išeidavau užkūrusys. Galvoju, bet tiek to jau vis tiek čia. Niekur nebesdėsi, kaip sakoma, teks tą televiziją, kur mums išeiti, poras vis tiek išeidėjau iš kursų, taip kad man čia nebuvo didelė, neatrodė didelė bėda, bet atėjo tokia mergaičiukė. Ir pristatė kaip dėstytoja. Ir dar sužinojom, kad ji ar sporto meistrė, ar kandidatė į sporto meistrės. Aš tada dar 4. klasėje prisimenu, kai pradėjom, ar 5, kai pradėjom mokytis geografijos, tai pas mus atėjo geografijos mokytoja ir mes taip ją buvom įsimylėję, nes į tautų spartakiadoj kažkur Taškente ar kur buvo užėmusi 67 vietą. Mums buvo toks stebuklas, kad ten galėjo leisti su slalomu nuo kalno ir nenugriūti ir užimti šitokią aukštą vietą. Tai čia lygiai taip pat žiūrėjom į Ireną Bučienę kaip į stebuklą gimnastai. Dieve, man graži tokia, mergaitė, mergička, beveik mūsų bendraamžė. Ir ką aš apie save atsimenu? Nei iš šio, nei iš to, aš gaunu vaidmenį dar per etiudus man ant sprando
užšoko mūsų kursiokas vienas, man išmušė pusę danties ir aš toks bedantis, nu ką čia aš galiu. Ir staiga gaunu pagrindinį Holbeino vaidmenį Rugiuose ties bedugnė. Ir žinot, man daug labai naujienų čia apie išėjimus, ar apie protestus, ar apie revoliucijas. Šitokios įdomus naujienos, aš tokių net nesitikėjau išgirsti. Mes nieko neprotestavom, mes išėjom, susipažinę, kitą dieną jau matom stovi. Jau net neprisimenu, kaip ten buvo, stovi buomas. Stovi buomas, o pagalvoju, sportininkė atsinešė su savim buomą. Mums reikės ko gero čia. Greitai. Na, aš Dievui gal teko atsisėsti vieną kitą sykį ant to buomo, bet visa laimė. Nu dabar mums niekas čia neleidžia, jokių mes neturim sąlygų, Salendžiai stoviau. Jose nebuvo parašęs, kad negalima, o tuo metu nebuvo tokių žodžių negalima, Salendžiai tiesiog. O kai perskaitėm pjesę, tai ten tiesiog dingau, jis pats turbūt prisipažino, daugiau praktiškai nieko neparašęs, parašęs nebuvo. Va, taip kad pati medžiaga buvo tokia graži ir tas mano vaidmuo buvo toks fainas. Mes ką, buvom septyniese, ar mums kas nors padėjo? Vyto Tolkinaičio kursas ar Eimė? Niekas. Ja? Mes buvom visi savi, ne? Septyniese mes buvom vežimi. Apskritai savi buvo belyga. Taip? Apskritai nieko neįsiveikė. Tai va, taip kad nežinau, kaip repetavom. Aš žinau vieną sykį, kad jie atėjo man ir kažką į ausį uždėjo. Nieko neatsimenu ką. Ir žinau, kad kažką gero. Kažką gero ir staiga pajutau, kad čia viskas taip atsipalaidavo, nes aš visą laiką buvau tokia. Susipausęs ten po gitaros išeidamas. Į tą sceną išeidavau toks susipausęs. Ir gavosi spektaklis gražus, ar ne? Kas matė buvo... Jūrašas gerai. Ir dėka jos aš pakliuvau į jaunimo teatrą. Dar norėjau patekti į Klaipėdos. Dramas teatras buvo Klaipėdos vadovas buvo atėjęs pasikviesti. Taip kad dėka Bučienės aš stovau priešais jus. Dėka Muzilisto, kuris priėmė ir dėka Bučienės artistų, sesinių padarė. Paskui mes vėliau susitikom. Ir vėl neprisimenu šito fakto apie tai, kad jie išėjo per premjerą vaidinti kažko nebuvo, nes aš vaidinau Tartiufą. Dabar galvodamas apie tą improvizaciją, jau čia 10-tukas buvo atėjęs į jaunimo teatrą, visi ten improvizuodavo. Ir Bučienė nusprendė statyti Tartiufą ir davė man tą pagrindinį vaidmenį. Aš kaip tas Pikelis, jeigu kažkada turbūt pasakojau, jis ateidavo pasakyti, ir sakydavo, čia visi dabar taip improvizuoja, gal ir man galima ką nors pasakyti. Jis klausė to Pikelio ir sakė, daryk ką sakai. Tuo baigėsi Pikelio improvizacija. Tai aš nusprendžiau irgi improvizuoti. Vaidinimas Tartiufą, o mes ten su Dalia buvo partneriai istorija. Pamačiau kažkokį parduotuvėj tokį žaislinį gaidelį, kuris tik šukinėjo. O aš galvoju, gal čia ir idėja. Prisirišau tą gaidelį prie dėžų. Sakiau. Ir kai tik ateidavo momentas, aš įjungdavau tą gaidelį. Ir šaukinėdavo man prie dėžų. Bučienė. Nežinau, sako. Jie taip nuočiai. Nei patiko, nei nepatiko, čia ta mano improvizacija, aš galvoju, jeigu taip nori, tai visai neblogai. Taip kad aš su tuo gaideliu ir išeidavau, paukštėdavau, trečdalis salės juokėsi,
bet jis nunagydavo galvą, ir tas kertinis galbūt pakraudavo kažkais, ir taip pat kaip tuo vaidanimu aš nenusirisau labai daug. Ne, dabar jau ne. Žinau vieną, kad tuo metu, kai buvau pašarvotas, aš buvau Maskvoje, kažką pripatavau, tuos per televiziją rodė tuos bokštus. Beje, nudariau, bet aš jau didžioji gatvės buvau aplankęs, jau išvažiavau, žinau, kad sirgau. Man nepaprastai gaila buvau ir visą laiką kalbėjau dėl to, nes viena žinojau, kaip padarė tą kartais. Nežinau, ką jūs ten darėte ir kuo jums reikia, ko duočiau į galvą. Vytautai, kiek daug dirbai. Manau, kad jos pagrindinis yra medalis Dievo duotas visai kitoj vietoj. Jinai buvo vis dėlto ne ant pirmo laiptelio, kaip mes gimstame, ne ant antro, ant trečio, ant ketvirto, ant devinto. Jinai vis dėlto buvo gan aukštai, tas laiptelis buvo jos. Dievo skirtas jai. 8, 9, man taip atrodo. Iš šalies dabar žiūrint. Kodėl? Todėl, kad jinai visus, aš tikrųjų, už ką? Klausyk, mes dviese. Suprantat, koks daiktas yra įdomus. Jinai nutempė visus žmonės iš paskos. Aš supratau, kad jinai darė ten vaidmenis, ten man darė ten vaidmenų. Aš tada suvokiau, kad man reikia iš paskos eiti. Nieko nesakyt, nors buvo šitų mūsų artistų, tų šitų jau pagyvenusių, tai kai kurie, žinokit, taip, ne. Jau su Bučienė, tai jau ne. Aukštas balsas, pradės cyti, taip ir buvo, nieko nepadarys. Aš tą visą šitą praleidau prausis ir gan ilgai su ją buvau. Kadangi jinai mokėjo įdėti artistą, įdėti tai, ko nejusdavo, ko pats nejusdavo, kodėl tu taip darai, kas čia vyksta. Ta daiktą turėjo Kymantaitė, tą daiktą turėjo dar keli, bet labai nedaug jų yra, kur tu nesupranti, kad čia tau įdėta ir tu pats eini. Pats darai, atrodo, kad pats, čia seni tie dalykai, aktoriai tai supranta. Tai va, man atrodo, kad čia jos yra labai didelis jos šviesos paleidimas mums. Ir toliau, matyt, kažkas tai galbūt, gal lyga, galbūt. Nes aš mačiau tokių scenų ir Barboros Radvilaitės tenai vaidinimai Raudondvarį. Ane? Galime. Raudondvarį, kur jau buvo jinai truputėlį jau. Bet spektaklis jau buvo pastatytas. Žinot, apie dramaturgiją jūs kalbėjote puikiai. Tai vadinasi, bet aš galvoju, kad vis dėlto tėvelis tik tai galbūt pridėjo vieną ranką. Dėl dramaturgijos. Jinai pati turėjo labai didelę intelektualinę išmintį, matyti tai, kas yra reikalinga. Ir va čia noriu pasakyti labai svarbų daiktą. Labai svarbu, Ramutė, kur tu esi? Kodėl jos nemėgo kritikai? Nemėgo jos. Ką jie mėgo? Ne, Ramutė, tu man pasakoji vieną variantą, kai tu dirbai ministerijoje.
Ir tu irgi važiavai, ne, kartu su kritikais kažkaip. Ir kai kritikai susėdė mašinėliai, didesniai tai mašinėliai, kalbėjo, va šitą iškelsim, o tą reikės truputėlį taip padaryti. Per daug protinga buvo. Tai va būtent, ne tik tai protinga, bet jinai matė jų tokį tą tokį sukimą, būtinai, dabar pasakysiu dar kitą dalyką. Gal Kritikai visi norėjo būti aktoriais. Ir jie netapo, tai sako. Netapo, bet Ramutė yra dar viena, supranti, tokia temelė, kuri vadinasi nacionalinė dramaturgija. Ir va šitoj vietoj, o kas kritikai buvo? Nu, aš nežinau, bet man atrodo, kad jinai man vieną kartą yra prasitarusi, kad vis dėlto jie turėjo labai didelę jėgą ir dėl to ją, va taip, visą laiką, ne. Ir jinai surado kokią išeitį, jinai surado vartus pilyje, Kaune. Įsivaizduojat? Jinai 90. Taip, gerai. Nu, ten daug tų metų aš. Ne, 89 mes nuvažiavom 3 į šitą prie Kauno pilies ir žiūrėjom, kur būtų galima statyti, čia aš tik buvau su kokiu pripioku, kaip jūs sakot, bet jūs dviese žiūrėti, kur galima statyti spektaklius, kokioj vietoj, iš tos pilies, iš tos. Tai va, kai jinai pradėjo va šitą visą lietuviškos dramaturgijos iškelimą gamtoj, kaip ten bežiūrėsi, bet vis dėlto tai buvo tikrai įspūdingi dalykai. Nė vienas kritikas neparašė. Taip, teisingai. Bet buvo įspūdingi dėl ko? Dėl to, kad buvo pilna kauniškių. Ateidavo tiesiog, dėl ko? Ne dėl šokių, ne dėl estrados, o paprasčiausiai pažiūrėti ko? Nacionalinės dramaturgijos pastatymo. Ir jai, man atrodo, jai tikrai pavyko tai padaryti. Nes toliau, vadinasi, kas ėjo? Grigoris darė, žmonės toliau buvo, vis daugėjo, aš dariau, vis daugėjo žmonių. Ir iki šios dienos aš gaunu šios moters skambučio. Tai kada statysite? Kur? Kaip? Bet... Tai kada? Ką? Kada? Žinot, sulaužyti tradiciją galima per vieną dieną, per 1 valandą. Atgaminti ją, atstatyti tradiciją. Tai yra arba negali visai, arba turi labai daug jėgų įdėti. Tai va, tai aš sakau, tai vienas iš pagrindinių jos nuopelnų ne tik tai Kaune, bet čia ir šičia, nacionaliniam, tai yra akademiniam dramos teatre. Irgi kiek jinai galėjo, kad ir Ančiuko kryžius, Treinio, Ubagų sala, Sajaus jo. Bet visada jinai buvo kokia, jinai buvo prieš šitą sistemą, bet ne visai tyliai, buvo garsi vis dėlto, išsakydavo. Ir dėl to jinai buvo nemėgiama ir ko gero ministerijos ir šitų. Ir dar noriu pasakyti čia. Pocius dirbo ministerijoje. Kas? Klausykite, yra dar vienas jos labai didelis pliusas. Labai didelis pliusas todėl, kad režisieriai, kurie stato spektaklius, ypatingai vyrai. Kad daugiau nieko nebūtų, šiek tiek Ragauskaitė. Gal moteris. Bet vyrai, kai baigia statyti spektaklį, jau tuo bus premjera, jie visada žaltį užgeria. Jinai niekada neužgerta. Tiksliai. Ir visada išlaikydavo spektaklį iki galo. Galite įsivaizduoti, iškepėt knygą, mūsų gyvenime, vienam kambarį, kažkokiam šeiliukse, Vengrijoje su baldačiu, su dar kažkuo, didžiulė kažkokia lova. O Irena sako,
tu prie to kraščiuko, o aš prie šito kraščiuko. Aš galvoju, Jėzus, už ką? Aš galiu ten, nežinau, koridorių, bet noriu atskirai. Nežinau, kad jinai sakys, o žinai, toj vietoj, bet reikia tą pakeisti. Ne. Ir, nieko neišėjo. Ir tada man sako, tu pamatysi, kas toliau bus. Jin yra pafigūrikė, apsislaptinusi, nieks nežino. Ir tada aš pagalvojau, reikia laimti nuo drąsos. Nupirkau geriausią, kokią tik tai radau, aplinkui bonką vyno. Ir vakare jau mes pensėdėm, galvoju, dabar mes įvėsim tokį naimą. Aš nulūšiu, mes raminėvos. Ne. O po to kitą vakarą, ne. Ir bendrai, ne. Ir po to mums kažkaip labai sėkmingai mus išskyrė į kitus kambarius. O po N metų supratau, kad ir per naujus metus niekada neprisiliesdavo prie nieko. Ir man sako, tu supranti, pas mane fermentacija bloga. Aš negaliu. Neskaido. Bloga pasidarė. Neskaido alkoholio. O teatre, Dieve, kokie tenai, nežinau, ten purslai, kad vat pamatysi. Tai, žinot, turbūt apie mus visus, čia, Daug kam bet tai vas eina. O gražumas tas, kad vis tik, šiandien susirinkom ir kad kažkaip nepatingėjo, tiek žmonių atėjo, o kad Irena buvo, ten visokie reikliai ir visa kita, tai klaikiai pykdavom pastatyninės dalies, kad tą dieną, tą valandą, tą repeticiją ten to nepadarė. Galų gale suneša viską, sudeda, o tai pasisuka. Noriu pasakyti, kad tai vaikus. Aš sakau, klausyk, mėnesį, kasdien kalbėjom, paišėm, maketavau, dariau ir viską. Tada pasakau, aš į tavo galvą įsivaizduoju, aš tau negaliu žaisti. O tada aš jau ant kelinto, ten nežinau, po 10 kartą man jau dar kažkas pasakiau, žinai, aš irgi tavo galvą negaliu žaisti. Bet po 3 parų staiga viskas pasidarydavo gerai. Tai man atrodo, kad aktoriai irgi gali, kaip tu sakai, falcetų. Pastūgia, parėkia, pastiega, o po to kažkokiu tai stebuklu ten viskas išranda. Aš visas žiūrėdavau galvoju, tai kaip čia bus? Viena diena įvyko, tai kaip čia bus? Bet aktoriai turi Dievo dovaną. Ta vakarą, kai reikia, kažkaip visada yra. Yra, tai yra. Bet jinai turėjo tikrai jėgos ir, kaip aš sakau, ko moteris neturi, architektūrinį mąstymą. Mūsų teatre, Nacionalinio dramos teatro šito didžiulį sceną, ne kiekvienas gali įveikti. Tai gali įveikti tik tai vyrai, bet jinai irgi įveikti. Įveikė ir kelis kartus įveikė. O iš tikrųjų tai, nėra moteriškų šitų moteriškų jėgų, kad galėtų architektūriškai padaryti visą sceną užimti. Vienu žodžiu, labai dėkoju Juozui, Juozai dėkoju už šitą žvaigždę. Dėl to, kad dar yra, kad dar mes galim prisiminti. Ant sienos. Ant sienos, ten. Ten lauke, ant sienos panašas. Dėl to, kad jinai man taip atrodo buvo tikrai neįvertinta. Viską. Gal per mažai įvertinta. Jinai neturėjo šito daikto, kad jinai draskytis ir kad prašau mane įvertinti. Ir ačiū tikrai, kad, taip, mes susirinkom ir mes padauginom jos tą gerą į tą egregorą, kurį jinai sukūrė, mums ir paliko. Ir iš kurio mes dar valgom tie, kurie prisimenam. Ačiū.
Kas jau darydavo šitoj konservatorijoj, atrodo? Kas darydavo šitoj konservatorijoj? Blokavo Vilnių. Aš žinau, ten daug dalykų buvo tokių. Ir labai nukentėjo iš Amerikos. Jo. Aš tik noriu pasakyti, kad kaip dabar, va, jeigu paruošta yra knyga, tai tikrai gal kažkaip reikia padaryti, kad visi suremtumėm arba kažkaip išprašytumėm iš ministerijų, kad finansuotų, nes finansuoja visiškai tokius, nu, nežinau, nu, nevertus šitas kūrinius, o tikrai yra... Dėl knygų tik pasakysiu, Aldona... Neįvertinti, kad tai tikrai... Aldona tik pasakysiu tokį dalyką, kuo jie autoriai jau sutars, viskas tvarkoja, ir Gultys, ir Lozoraitis, ir Gudelis. Kai jau jie sutars, tai mes tada imsimės tikrai, jau čia Teatro sąjunga ir aš asmeniškai imsis kažkokios iniciatyvos ir mes tą knygą išleisime. Gerai, gal. Šitą dabar dėl Butienė dar noriu pasakyti. Noriu pasakyti. Aš dar labai tik trumpai pasakysiu, kad Butienė buvo nepaprastai gerai kitiems kursams. Nes, pavyzdžiui, kai aš važiavau su studentais į Leningradą, jinai turėjo ten tiek daug pažįstamų pas režisierius ir jinai parašė raštelį Tolstonovo teatro šitai kasininkai, kad mus įleistų visą kursą, būtent į Lebedevo šitą istoriją Lošatį, miestelį, mes tiek pamatėm su Doroniną, su Lebedevo spektaklį, šilgėti. Ir žinokit, tikrai atėjom, bet sakau, tai ką reikia nuvežti? Sako, žinai kaip nors, jeigu kur nors turi, arba jeigu namuose ir ką, tai reikia nuvežti šitų Vilniaus verbų. Ir tikrai, žinokit, ten buvo toks dėkus praėjimas, kad jinai vat ir mums pasistengė. Tiesiog tokia gera, nuoširdi ir, pavyzdžiui, Maskvoje Ekloso teatrai. Visi ten tie, kurie būdavo sunku patekti, nu kažkaip Irena turėjo tokią gerą širdį ir ją visi mylėjo, pasakyčiau. Ten tikrai labai visi mylėjo. Ir režisieriai, ir visa kita. Tai buvo tikrai nuostabi. Ir per daug kartais būdavo kukli. O kad šitą jos buvo kastai su Tamuliučyte, tai yra tiesa. Štai, čia irgi. Tai taip, o koncertuoti tai man daug visko buvo. Aš tada nors parašysiu, jeigu pas mane gyvenimas jeigu. Dabar čia nenoriu sakyti. Ačiū labai labai. Prašau. Liksvaras, kad netenku. Aš labai sujaudintas. Aš pradėsiu verkti. Aš toks jautrus biškį esu. Labai dėkoju visiems už pasisakymus. Man labai... Aš jau tikrai tikėjau, kad mūsų, kaip sakant, akademinis kolektyvus pamiršo ją ir esu labai nustebins šito jubiliejaus minėjimu. Ir dabar man atsiskaitė apie jos darbą, aš daug žinau. Ir gyvenime buvo labai paprasta. Iš jūsų girdėjau apie jūs, kaip sakant, tą valdingumą, tą supratimą, tą, kad jin galėjo būti ir gerai, ir griežta. Mūsų vaikystė buvo labai bloga. Ir 8 metų, nu kaip sakyti, mes, karo laikų vaikai, mes matėme vienus okupantus, jin dar buvo maža. Bet jau kitus okupantus, jau kad atėjau galutinai rusai suprantė, kada veikia mūsų miško broliai. Mano tėvukas buvo valdininkas tada didelis, tai Smetonos laikais didelis, mums užaugino 4 vaikus, tada Liškanešės gaudavo 120 litų, bet vaiką už 10 litų galėjo išlaikyti. Tai buvo alga, bet jis beveik viską pragerdavo.
Tai mum užaugino, sakykime, mama, mes gyvenom netoli turgaus. Mama visai bizniaudavo, vis taip, kadangi labai daug giminių kaime buvo, mūsų iš tėvos pusės buvo 10 dėžių, iš mamos pusės 10 dėžių. Tai mes daug praleisdavom kaime. Mes matėm, kaip žmonės dirba, kaip gyvena po karo, kada reikėjo naktį bijoti. Mes brolių miškinių nebijojom, bet ateidavo naktį miškinių vardu, stribokai. Mes pažinom tą visą ledvinystę, žinojom, ką galima, ko negalima. Mes užaugom patriotais. Ir štai nesistebėkit, ir aš nesistebiu, aš žinau, ir pati jautė nomenklatūrą, visi jos nekenkia. Jos ne tiek, kad, kaip sakot, jos tiesiog bijojo. Ir papasakodavo daug dalykų, kaip su jais kovojo, bet jis buvo užsispyrus labai. Ir matė gyvenimą. Ir 8 metų būdama buvo vienose krikštynuose, kur susirinka tam turbūt porą šimtų miško brolių, nes tas krikštynuose buvo seniūnas, kuris tarnavo ir vieniem ir kitiem. Ir per visoje toj maišaliniai, tom spektaklį buvo sušaudyti 4 žmonės atrinkti. Pagal jų, kaip sakant, pažiaulėžarą, tai ten buvo už ką sušaudyti. Bet tą viską jie patyrė. Aš nebuvau, o mama buvo su ją nusivežė ant dviračio tenai. Tai ji daug patyrė. O paskiau, kada mama buvo suimta, irgi už biznį. Pas mus, galima sakyti, buvo, suvažiuodavo pusę valsčiaus, kai mama pardavinėjo alų. Kadangi tėvas ką uždirbdavo, o jau kaip rusų rubliais, tai iš viso ten būdavo kapeikas, jis ir pradėdavo. Tai mama uždirbdavo, bet jin mokydavosi naktim, mes abu naktim. Aš ir vakarėlę baigiau, suprantu, todėl kad dieną būdavo ir sandėliukas, ir sodelis, ir visi kambariai užpildyti geriančiai. Mes Pistuvos gyvenom, sakau, giminių labai daug buvo, privažiuodavo į turgų, tai kas, pat. Jie net vadindavo šitą, tiesa, podę. Pas podę, visi pas podę. Tai jis pajuto gyvenimą. Mokykla jau buvo labai užsispyrus. Veikia, kad ir mokykloje irgi pradėjau vaidinti Šiaulių teatre dar mokykloje būdama. Ir ten ir paskui jai aktorystė buvo, kaip sakant, kaip kraujė. O kai jam tas, kaip sakant, karjera nesidavė, todėl, kad buvo nacionalistė, kaip ir aš. Kur manęsgi daug į partiją siūlė, visai sakiau, nejokių būdų. Kaip sakant, mes tų laikų vaikai. Mes tada visi buvom patriotai. Todėl aš labai man. Jūs atgailinot man vaikystę. Kažkaip aš, kaip čia jau sako, kad buvo tokia, ir gerai, ir blogai, ir taip. Todėl, kad visko matė. Ir jis atskyrė
kas yra bloga, kas gera. Vienus metus iš viso man buvo tik 14 metų, aš fotografiją užsiminėjau, 20 km važiuodavau sekmadienį į kaimus, tada, kad Sibirui reikėjo nuotraukų. Padarydavau, per naktį padarydavau nuotraukas, šeštadienį nuvažiuodavau, prifotografuodavau kaime. Pravažiuodavau 20 km, 14 metų bachūrui, 40, ten ir atgal, per naktį padarydavau nuotraukos, sekmadienis išvežiodavau. Ir taip mes gyvenom su ją, gyvenom visus metus. Nuo dviese. Ačiū Jums už viską. Kas prisiminėt, Lygiai norėjo kažką keletą žodžių. Aš labai norėčiau paliudinti čia Emilių savo meilės istoriją, gal irgi papasakojo taip gražiai. Aš tikrai galėčiau paliudinti, kad jis sakė, kadangi buvo tie Jakubo garsieji konkursai literatūriniai ir dažnai mes važiuodavom į literatūrą. Ir aš galiu liudinti, arklių istoriją, Stefanas Nosevičiūtė paprašė Irenos Bučienės rekomendacinio laiško ir davė Tostanogovo telefoną asmenišką. Taip, kad vėliau ne tu vienas, aš noriu pasakyti. Ir prie manęs Stefana Nosevičiūtė paskambino Tostanogovui ir jisai pasakė, reiškiasi, kad Irenos žmonės reikia priimti. Tas direktorius sako, nėra kur. Aš įsako, mano ložė. Ir mes matėm realiai antrąją premjerą Tostanogovo, su Lebedievu ir viskas. Tai nežinau, kada dėstytojai matė ar tą patį spektaklį, ar sekančiais metais. Tai jūs tie vienintelė buvo. O dabar, ką Vytautas Rumšas, kas doras artistas, ką jisai palėtė iš tikrųjų, aš labai trumpai, tik be jokių diskusijų. Kodėl Irenos nemėgo iš tikrųjų ir kaip dirbo Panevėžyje, tai vis tiek ateidavo tie gandai apie jos charakterį, apie repeticijas, aktoriai, scenografai, tokie pat plepus kaip režisieriai. Ateidavo tie visi dalykai tokie, bet iš tikrųjų tai buvo kova tarp teatrinių mokyklų. Ir kritika rinkosi, ar jaunimo teatro mokykla, ar visos kitos mokyklos. Panevėžyje tuo metu Miltinio mokyklos nebuvo. Tai iš tikrųjų jie pasirinko jaunimo teatro, kaip kitos teatrinės kalbos mokyklą, ir kas buvo su nacionaliniu teatru, ir artistai, ir režisieriai, buvo truputį už tos ribos. Visa teisybė apie Kolumbą taip ir yra. Tai tiek, ačiū už dėmesį, buvo puikus žmogus, ačiū Juozai, ne tik už žvaigždės, o ne pirmą kartą prisiminimai yra, susirinka šitie puikūs žmonės, ir tu suteikia viltis mums, kad ir bus prisimins. Jau yra metas, vis tiek taip iškalbėsite, kur čia dabar pabūdėm. Aš jau per daug kalbų. Trumpai. Aš tik galiu pasakyti tiek, kad kai aš išrinktas buvau pirmininku jaunimo teatro rungtynius, ir aš pradėjau organizuoti tas teatro šventės, kurios buvo tos didelės sporto rūmuose, ir rinkdavomės, ir tada mes pakvietėm Ireną, jinai buvo režisavo šitas masinius renginius, ir puikiai dirbo. O kas liečia mane kaip aktorių, aš tik žinojau ir jutau, tik joje yra tas valingumas iš sporto. Gimnastika, šiaip gimnastiką lankiau. Tai yra tas vis tiek užsispyrimas, tvirtumas ir žinojimas, ko nori. Jo spektakliuose nebuvo jokio nerimo, ar režisierius žino, nežino. Visą laiką viskas buvo aišku, tai kiek žinių. Vieną minutėlę norėčiau jūs sutrukdyti. Labai dėkinga šiuo gražiu vakaru, aš tai beveik ir žiūrovas esu. O esu tuo pačiu Irutės sodo kaimynė. Tai šiandieną jinai jums atiduodavo tą savo visą gėrį, bet kurį pasiimdavo ir iš sodo. Gaila, kad jau 24 metai mes jau
nematome jos automobilio sustojusio prie vartelių, išlipusio, mojuojančio mums Janina, labas, aš atvažiavau. Jin įsineša visas, kaip ir čia sakė, kad važinėjo į šitą sodą. Kelias tada jau geras, prašymas kalbėkite. Tai tikrai jinai nešdavosi gėlių daigus, krūmų daigus. Įsikraudavo pas savęs, atnešdavo mano darželį, kad augtų. Krūmai ir gėlės dar ir dabar žaliuoja, auga. Džiaugiamės, kad medžiai vaisių neša. Mes džiaugiamės dabar, matydami, kaip prie jos kiemo vartelių stabtelna mašina. Ir mes taip visą laiką, kas gi daugiau, kaimynai gali matyti. Na ir žvelgiam, kasgi čia mes važiuoja. Tai labai džiaugiamės, kad tai prie kiemo vartelių sustoja mūsų ir Andrius, kuris laukia visą laiką. Ir jūs jau senai matėte, kad mes norim, kad jūs atvažiuotumėte ir pasididžiuotumėte tomis kriaušėmis 100-metėmis, kurios ta sodyba buvo mano giminaičių ir ten prosenelių sodintos tos kriaušės. Tai kriaušės, tai ko matėte, jos auga tokios ir dar Andrius atvažiavęs visą laiką ateina pas mano vyrus ir prašo, nu ką čia daryti, jau reikėtų gal kirsti, bet kaip kirsti? Pasižiūrė, tos kriaušės tvirtos, kad tegul auga toliau. Reikia kriaušės taip pat. Žino, kad Irena šiandien mūsų mato iš aukštybių, tai pasistebė aukštis didelis, o jų skonis, tai iš jūs tiesiog kviečiu. Pavasarį kviečiu, kad atvažiuotumėte pas mus, atsektumėte jūs. Ten pasižiūrėt, kaip jos gražiai žydė. O kriaušių derlius neišpasakyta. Nežinau, ar kas valgė tas šūtintas kriaušės, bet aš jas vesdavau visiems į darbą ir sakydavau, čia iš Kašienės kiemo tos gražios kriaušės. Tai, kad prašome man... Ačiū už kvietimą, už kvietimą. O čia galėčiau sūnui, kaip ir mama atsidėko todėl, kad visi spektakliai buvo lankomi. Janina savo chebrytę susirinkė, bilietai provakti, mes lankomės. O ten ir generalinės repeticijos. Tik kad ačiū, dar kartą ačiū. Tai aš kaip mama myliu tave, ir tegul globoja tave 7 myli,